šiuo metu šitas Seimo posėdis nėra politinis įvykis pilnumoje. Tam tikras jubilėjinis, reiškia, čia minėjimas yra. Suprantat? Tai yra, aš suprantu, reiškia, mes turim paskoti kaip tautinį įvykį. Tai yra tautinis įvykis, susimastymas apie tautos istoriją. Aš turiu mintį tokią, reiškia, deklaruoti tokius svarbius žingsnius padaryti, reiškia, šitoj deklaracijai. Nu, taip išmašiau, tai išdėstau, tik apie koncepcijos šnekam. Kad tai būtų kreipimasis, ta deklaracija kreipimasis į tautas. Reiškia, ir ypatingai į rusų tautą. Reiškia, viena tokia buvo, neformalai pasiuntė. Tai, va, nu, galbūt, reiškia, todėl, kad pirmas dalykas, aš jau turiu savo projektą ir į kalbą savo darbais, jau surašęs maždaug. Koncepcija tokia, kad mes ne Tarybų sąjungos svarstom problemas, bet tai yra santykis tarp lietuvių ir rusų tautų. Tai vieną kartą reikia šitą žingsnį žengti. Tai labai svarbus žingsnis, daug svarbesnis už visus ten kitokius jokius. Suprantat, va tai deklaracija. Yra vienas kabliukas. Nu, galbūt, tai va, dėstykit. Aš dėstau koncepciją, reiškia, galbūt ne vieną kabliuką turiu. Bet man atrodo, va, reiškia toks žingsnis. Ir štai ten reikia parodyti, kad federacija, bet koks buvimas federacijai, lietuvių tautai, yra pražūtingas etniškai. Šiuo metu tai mums neįmanoma. Šitą turi suprasti, kad nepriklausomybė yra būtina sąlyga gyvybiškai tautai egzistuoti. Tauta egzistuoja. Tai yra mūsų gyvybės klausimas, o ne mūsų užgaida kokia tai politinė. Aiškiai, tokios pagrindinės tendencijos. Ir kad mes į tai turim teisę ir netgi faktiškai valstybingumas, kurį mes turėjom visą laiką, mums uždeda netgi, kaip čia pasakius, kai tauta turi valstybingumą, ji nebegali be savo gyvybės, taip reiškia, ją prarasti. Ji turi jį išlaikyti, jis jai būtinas tada gyvybei palaikyti. Va, reiškia, tokia kertinė mintis. Ir kad mes kreipiamės į rusų tautą, kad jin bus, kaip sakant, garbinga, ten viskas, suprastas Ribbentropo Molotovo, ten viskas tas, kokia tai politinė situacija, toliau išdėstytas visą aneksionistinis dalykas. Ar maždaug tokia? Tas vakuumas jau senai yra. Ir dabar mes turim žengti dar vieną žingsnį, mes turim paskelbti maždaug taip, kad sąjūdis reikšdamas didelės Lietuvos gyventojų valios reiškia pagrindinį lietuvių tautos siekį, nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Šitai gali skambėti kalbose, pavienių asmenų. Rezoliucijai turi būti aptakesnė ir turi būti palikta erdvė manevrui, nes kitaip mes atsidursim prie sienos. Mes deklaruosim, jeigu įvykiai pasisuks mums nenaudingą kryptį, mes nebeturėsim kur atsitraukti ir viską, taip ir prisiplosim. Kiek jau mes galim trauktis pagaliau? Čia mes ne... Kiek reikės? Vasario 10 dieną gali atsitraukti, labai greitai. Įsiminkit. 20 dieną. Kada vasario 10? Pradžiai aprobacijai, va, tą, ką aš išsakiau, tai aš tada prašau patvirtinimo tezių, nes tą aš surašęs į kalbą. Ten jau ne Tarybų sąjunga, o rusų tauta. Tai jau tiksliai, va. Tai esu surašęs. Tai, kaip sakant, jau kitas dalykas. Apie deklaraciją... Savo kalboj, privačioj, čia tavo reikalas, tu gali paliest turbūt. Dabar, reiškia, antras dalykas, va, pamastykim, aš pilnai sutinku, kad galima, reiškia, deklaraciją dabar šiuo metu apeiti tos dalykus. Bet turėkim galvoj štai tokį dalyką. Reiškia, čia aš jau sakau, va, Kazimierai, kaip sakai, kad savo dargas ten su sąjūdžiu, ne su sąjūdžiu. O dabar jau išsakau tiesiai. Reiškia, vyrai. Tikrai sakau, vengiam konfrontacijos tokiu atveju. Iš tikrųjų, va, tos kovos. Va, šičia yra mūsų kova. Va, peržengimas šitos ribos. Reiškia, dabar mes turim aiškiai tiesiai pasakyti, gana to muilo. O galima dar šitam Seimo posėdį pamuilyti. Kad ten, suprantat, ten tokios aneksijos, anokios, tokiam vakuume mes esam, ar kitokiam vakuume, nesąmonė. Mes esam lietuviai ir yra greta rusų tauta. Yra greta Lenkų ir tie Pilsudskiai yra pasenęs reikalas, šiuo metu mums nėra didelė problema, o vat rusų tauta yra dabartinė problema, mūsų santykis su ją, jeigu tautos vidiniai neišsprendžia to santykio, jis neįsiformina jokiam politiniam formom.
Tai yra istorijos įrodyta 100 kartų. Kitas dalykas, kad mes sužaidėm anksčiau ir vėliau įsireikštos politinės formos. Bet reiškia, jeigu mes šitą anksčiau vėliau turėsim pradėti dirbti. Ir aš pilnai sutinku su Nikolajum Nikolajevičiu, kad reiškia, Rusija nesupras dabar, bet mes turim Rusiją tempti ant šito, o ne Rusija mūsų. Tai reiškia, aš sutinku, kad galbūt už 2 metų, tai mums tada už metų reikia sakyti šitą. Bet ne šiandien. Bet aš sakysiu šitą. Bet kaip asmeniškai? Aš taip jau, kaip asmeniškai, o šičia iškeliu jau yra kitas dalykas. Aš manau, kad aš turiu pasakyti, aš tą Asmeniškai be pasakyti. jokios abejonės, čia negali būti nieko. Ne, nu tai atsakau. Čia dokumentas. Ką mes darom su sąjūdžiu? Aš tai taip įsivaizduoju tą deklaraciją. Nes tai yra sąjūdžių Seimo posėdis ir jis turi nuspręsti, va tos krizės akivaizdoje, ką mes darome su sąjūdžiu ir su jo mintimi, su jo programa. O kitas dokumentas, jis nuo dekolonizacijos komitetą, jau ten yra, reiškia, tarptautinius problemų. Ir mus spaudžia rimtos jėgos. Pamatysit, ką pirmadienį iškrės Terleckas Vilniui. Taip, kad reikia laukti fokusų. Ir jeigu mes nepriimsim šito dalyko, tai jis lipa mum ant kulnų. Paprašiau. Senai lipa. Vienas dalykas, antras dalykas. Kas lipa ant kulnų? Gerai, čia yra pagrindinis sąjūdžio. O žiūrėkit, vyrai, ir čia atsiranda svarbiausia sąjūdžio problema. Kad mes nenuslystumėm į Laisvės lygos pozicijas ir neatsidurtumėm tam, reiškia, beviltiškoj toj situacijoj, iš kurios išeities nėra. Tai nėra beviltiška, tai nėra vėliavos laikymas virš barikadų. Taip, bet tai yra nuoga deklaracija. Nu tai yra. Mat ir čia yra sąjūdžio problema pati rimčiausia, nes Net nėra vėliavos laikymas. ir va čia reikalingas mūsų intelektualinis potencialas. Jie negali šaudyti, išeiti. nes jie laiko vėliavą, bet jos labai lengva nušauti. Tai